Aš prie vandens, vėl žvejojam. Praeitą sezoną 28 žuvis. Pasaulyje. Tai ką, sveiki šaikelė, tai aš prie vandens, vėl žvejojam, dar sezonas lašišų ir šlakių nesibaigė, dar liko keletą dienų. Trečia žvejyba šiandien, vakar buvau ant vakaro po pietų atvažiavęs, dar prieš tai buvau nuo pietų vieną dieną ir šiandien galvoju atvažiuosiu iš ryto iki pietų, nes tik tiek laiko turėjau. Atvažiavau ant vakaro dar, nes iš pradžių pabuvau iki pietų, po to grįžau po pietų ten apie 5 valandą, tai dar galvoju atvažiuosiu kelias valandas pabūsiu. Iki pietų turėjom kosminę žvejybą, per 1 valandą 4 žuvis pagavom čia ir praktiškai iš vieno taško beveik, tai kosmosas. Pradžiai turbūt noriu parodyti pačią pirmą žuvį, kur buvo, aš jos nemačiau, bet kolega nufilmavo, tai sakė atsiųs video, tai turėčiau ją gauti ir turėčiau tada dabar parodyti. Tai vat, ir kas įdomiausia, kad 3 žuvis pagavo vienas asmuo. Iš pradžių buvau vienoj vietoj nuvažiavęs, po to atvažiavau į kitą vietą ir tik atėjau, sako, va, neseniai ištraukiau prieš 10 minučių žuvį. Iš karto pamatėm dar 2 išėjimus tai vietoj. Tai aš nuėjau toliau pažvejoti ir vėl žiūriu, tas pats žmogelis, kur buvo ką tik ištraukęs, vėl rėkia, turiu žuvį. Tai iš karto nubėgau pafilmuoti, tai pasižiūrim, kaip jiems sekėsi su tą žuvim. Ne per gerai čia tau šiandien? Ką? Antras žuvis per valandą. Tas pats asmuo. 15 minučių? Ai, 20. Nu, smagu, smagu. Bet kai davė žvakę, reiktų savo. Taip pat davė žvakę kaip į tą pirmą. Ja? Nu, kur čia yra? Oi, graži, eiktų savo. Gražuolė. Nu. Antras žuvis per 15 minučių. Patelė, patelė. Bet graži, graži. Čia kažkoks atkliuvinys, žinau. Jau, va, pasimk, paim. Turim. Viskas. Lankelį atleidžiam. Gedrus gelhau. Taip. Stukai. Nu. Oi. Gražalinga. Timono reklamas. Akaro, koks Timono. Niekam nesakykit. Gerai. Nu tai va, viskas, matuos. Čia nepamėsiu, užseksiu, kad nepamėsiu. Va, gražiai. Gerai, planuolis. Metras vienas arba... Iškėlsak jūsas iš apačios ranką. Va. Metras du, metras... Metras du. Ar metras vienas? Va. O! Metras vienas, metras du. Gerai. Antra žuvis. 15 minučių. Čia va už to kabink, užsismank už šitą. Čia? Jo, ne, užspausk. Į kaską, žiūrėkime. Viskas. Tokia ta graži žuvis ir dabar dar sutikau turbūt visiems žinoma tokį Gediminą. Žodžiu, pavardės gal nesakysiu, bet visi pamatysi, tikrai turbūt daug kas žino, o gal ir nežino. Vat ką šaikelė, susitikau su Gedu prie upės, tai galvoju, užduosiu Gedui kelis klausimus. Aišku, gal jam tas klausimas vienas bus ir skauda, žinai. Kaip šis sezonas tau? Šis sezonas man nekoks,
5 kibimai, 1 žuvis pagauta, 4 nuleistas, bet kažkaip vilčių neprarandam, žinai, dirbam toliau. Dar klausimas, kiek padėjai žuvų ištraukti tada? Žuvų 15 gal. Ištraukė žuvų. Ir dar greitai gal, kaip tau praeitas sezonas, turbūt čia nušlošiai visiems lašišautojam nosis, kaip sakoma. Turbūt kiek žuvų iš viso pagavai praeitą sezoną? Praeitą sezoną 28 žuvis, didžiausia 1,17 m, šlakių nemažai, lašišų irgi. Įspūdingą šlakį pagavau 9,6, tai čia jau rekordinis. Kažkaip, žinai, galėjau... Turbūt musėt sunkiausia buvo traukti. Nu jo, ta šlakis buvo žiauriai stipru, bet kažkaip sudarojam su pagalba. Smagu. Tai, žodžiu, kiek lašių buvo ir kiek šlakių, tarkim, nu, taip, skaičius pernai. 12 lašių, gal 16 šlakių. Nu, žiauriai, įspūdingai. Aišku, dar šis yra, dar keletą dienų yra, dar, man atrodo, rankų nenuleisi. Kaip sako, nenuleisk jo rankų ir, man atrodo, paimsi savo rekordą gal, tikiuosi. Norėčiau. Tai va, tai neižvyno tau. Malonu ir ant ryšį. Ačiū, malonu visada tave sutik prie krantą, tai va čia keliamės į kitą kadrą. Greit pašnekėjom su Gedu ir, žodžiu, turėjo žmogus praeitais metais, nežinau, turbūt ar yra Lietuvoje dar toks žmogus, kuris pagautų tiek žuvies per vieną sezoną. Nu, gal yra, gal ir yra, bet turbūt nedaug tokių. Maladėts Gedai ir manau, dar šiemet tikrai sugausi savo žuvį, bet žmogus daugam padėjo ištraukti ir panašiai, žodžiu, tai didelis respektas jam. Tai va, ir ką, tęsim toliau tą dieną, tai tas žmogus, kai pagavo tą savo antrą žuvį, tada vėl, sakau, pasėdėjom, pasidžiaugiam, vėl toliau pradėjom visi mėtyti, nežinau, gal bam, žiūriu, man sėdi, bet tokia gera, bankį išrašė patinukas, 8,2 comų, tikrai gražus, tokį ir norėjau iš tikrųjų. Po paskutinios patelės galvoju, dar šiemet gerai būtų tą patinuką tokį ištraukti nedidelį. Ten va, tarp 8-9 tokį gražus manie nedideli, tie patinukai gražiai atrodo. Bam, užsėdo iš karto, bankį išrašė, šiaip tikrai nebloga, kai dažniausiai atrodo užgula. Ir iš karto žvakę vieną, nu, žodžiu, pasižiūrėkit patys, pamatysit, tikrai graži žuvis. Jėzus, kaip ten čia duoda cirką. Aš šydriu pafilmuosiu. A žuvį pats išsitrauks. Jo, pamačiau patinėlis. Nu, jeigu apsigalvot, kils noras, neišsim pačiam. Mes pasiruošę. Gerai. Daug, aš paimsiu. Ko tam? Liukas, patiniukas, dar pamatuot gerai būtų, jeigu kas metrą turi. Aš kuprinį turiu, tai man nelabai ištrauksiu. O, geriausias. Kiek čia pridėk, va, tai va. Ir 8. 8,2. 8,2. Kur tagai? Yes. Per valandą, nu ką,
ką, varyk, nuvarė. Oi, gražiai, Kaip ir jūs matėt, tikrai gražus patinas. Aišku, nėra didelis, 8 dicomai, bet tikrai graži žuvis. Ir ką, dar vėl pasidėjom visi, vėl pasidžiaugiam tą žuvim, pasidalinom įspūdžiais ir vėl pradėjom visi žvejot. Ir ką jūs galvojat, tas pats žmogus, 3 žuvį, bet jau rimtas žuvis, jau tikrai graži, jau 111 cm, manau, tikrai ir dar plus patinas, tikrai graži žuvis. Tai pasižiūrim irgi, kaip sekėsi ištraukti žuvį, tikrai įspūdinga. Ką, dar yra žuvis. O, Gedai, tagai. Zdarova, Gedai. Kur anksčiau buvai, nu? Negalėjau šiandien. Čia laida vyksta apie žuklę. Grynai jo, tai nesikeikite, ponai. Tai vat. Čia laida Justo Manioko garažas iš rubrikos Lašišų pasaulyje. Gera. Na. Patinas gražus. Gražus. Mogu parodyk, laikė žuvį. Ir lašišadienį taip reikėjo. Aš dar spėjau pasisveikinti. Čia taip per lašišadienį būtum subombinės viskas, 1 vieta garantuota. Dabar lašišadienį pagauti nieko. Jo, ten žolės. Jo, pasileis biškį. Viskas gerai, tu čia atsiprašinėk. Geras, gražus, juodas patinukas. Patinas, man atrodo, patinas. Ar patelė? Man atrodo, mėjų. Va, matosi. Patinas. Jo, vyrukas. 1,10 m. O, vyrutė. Dar biškį link čia paduok. Jo. Ui, gražiai. 25 kilonų norėjau žiūrėti. Gerai, jeigu pasivargina. Bet čia matau, blizgiai pas tą Giedrių, jo? Ne. Tas pats, o blemba, biškiai jisai, o už viršutinę to turi. Nėra pats geriausias įgymas. Pasileis Giedrių tą žydrių. Aš nuimsiu. Gerai, vienas, jo. Jeigu būtų mano toks patinas, tai aš plaukčiau paskui. Jak tam karas? Usobniki, ne? Turim ką? Yra? Geras. Laikas savo, su 2 rankom turi uodegą laikyti. Čia tai vyriš. Paim viršų biškį. O. Tu savo. Gerai, apžiam operaciją. Pamatuok greitai, nu. Kiek? 1,11 m. Sakiau 1,10 m. 1,11 m. Taga. Nufotkini tagad jau. Filmuoju, va. Opa. Tag. Taip? Greičiau, koks pasigausiai dar žmogus nusfotkit nori su to. Nu, kaip ir jūs matėt, tikrai įspūdingas patinas ir kaip sakiau jau, šiandien atvariau dar nuo 5, dabar jau po 5:50, tai dar liko gerą valandą, gal 1:20 pamėtyt. Gražus vakaras, šiandien tikrai graži diena, saulėta ir tikrai davė žuvies šiandien neris. Dar einu, gerą valandą pamėtysiu ir tikiuosi dar kažką sugauti. O jeigu ne, tai šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, susitiksim kitose video.